Sveiki, esu Mindaugas Maciulevičius, kandidatas į Europos parlamentą, dirbti Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete, Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos sąraše. Mūsų partijos sąrašas yra 9, o mano asmeninis numeris sąraše yra 3. Be jokios abejonės, ne tik kad jaunimas, visi turėtumėm kuo aktyviau balsuoti Europos parlamento rinkimuose, būtent dėl to, kad mes patys turime spręsti savo ateitį, savo likimą. Be galo daug klausimų liečiančių tiesiogiai mus, mūsų kasdienybę, mūsų darbo vietas, mūsų ūkininkavimo sąlygas, mūsų maisto kokybę, mūsų visą bendrą gyvenimo stilių sprendžia dabar ir Briuselyje įsikūrusios institucijos, ir viena iš jų, ir bene viena iš pagrindinių yra Europos parlamentas, kuris po Lisabonos sutarties turi lygiai pusę galutinio balso, kaip anksčiau užtekdavo tik tai vadovų tarybos, tai dabar reikia suderinti su Europos parlamentu. Tai Europos parlamento nario mandatas yra labai svarbus. Mūsų pagrindinis tikslas vis dėlto buvo atkreipti dėmesį ir stengtis padėti mūsų ūkininkam ir kaimo gyventojam būtent į tą šiuo metu labai diskriminacinę aplinką, diskriminacinės sąlygas, kas liečia tiesioginės išmokas. Manyčiau, Europos parlamentas vienu automobiliu jo negalėtumėm apibūdinti. Mes turėtumėm kalbėti apie kažkokį automobilių ralį, vis dėlto, kad tai yra įvairių automobilių virstinė. Turėsime ir mūsų tokių labiau senesnių automobilių ir turėsime naujesnių Mercedesų. Bet turbūt pati pagrindinė mintis yra, kad tie automobiliai kiek įmanoma greičiau, kiek įmanoma anksčiau taptų kuo vienodesni.